Šiandien labai daug kalbėjom apie įvairius tautosakos rinkėjus, apie įvairius tautosakos pateikėjus. Ir, kaip ir pastebėjau, šių metų tautosakos medaus laureatas, kad kalbėjom apie istoriją, apie tuos žmonės, kurie jau yra nuėję, ir šiandien mes kalbam jų vardu. Kartais interpretuodami, pridėdami, samprotaudami, kaip jiems pavyko tą visą medžiagą surinkti. Ir šiandien labai džiugu pristatyti Virginijų Kašinską, kuris mums leis pažinti, kaip tas tautosakos rinkimas atrodo iš jo perspektyvos. Nesuprantantiems arba žmonėms esantiems iš šono atrodo, kas čia yra? Ateik po žmogų ir pasakyk, ten pasakok, padainuok, aš užrašysiu, užfiksuosiu ir taip tas pokalbis tarsi ir turėtų vystytis. Bet turbūt dalis čia tokių mūsų esančių nekartą esam patyrę, kiek laiko užtrunka prakalbinti žmogų, įgyti pasitikėjimą, gauti tą leidimą įrašyti pokalbį, gauti leidimą užfiksuoti dainavimą, užfiksuoti kažkokį renginį. Ir visa tai yra nuolatinis toks darbas. Tai visa laimė, kad yra žmonių, kurie kaip tos tarsi bitelės, nes šiandien tarsi medus, kaip suvienė, mus kaip čia kalbėjom prieš tai, kad yra dirbčiusios bitelės, kurios ieško tų saldžiausių žiedų ir suneša tą medų, o mes jau čia kaip juokavom, archyvo darbuotojai, užsidedam bitininko kostiumą ir imamės darbą. Pirmiausia, noriu keletą žodžių taip pat pasakyti apie tautosakos medaus nominaciją. Čia daugeliui instituto žmonių be abejo ta nominacija yra suvokiama kaip neatsiejama, turbūt kiekvieno spalio dalis. Čia kaip Gražina ir užsiminė, ji iš tikrųjų ir buvo tokia iniciatorė. 2007 metais buvo minimos 100-osios Jurgio Dovydaičio gimimo metinės, buvo sugalvota, kad spalio 19, būtent tą dieną, kai jis yra gimęs, galėtų būti švenčiama tokia tautosakos diena, kuri ilgainiui ir išaugo į tokią tautosakos savaitę. Ir kasmet tarsi mes ieškome būdų, kaip atsiverti visuomeniai, pritraukti žmonės į institutą, supažindinti su tautosaka, parodyti, kad ji taip pat gali būti patraukli, įtrauki ir prasminga. Ir per tuos 18 metų jau ir buvo apdovanota 18 žmonių, tautosakos rinkėjų. Čia labai svarbu pasakyti, kad tai yra žmonės, kurie nėra instituto žmonės. Tai nėra instituto darbuotojai, kurių, sakykime, duona ir druska yra nuolatinis pateikėjų ieškojimas, informacijos ieškojimas, jos sisteminimas, bet yra žmonės, kurie yra šalia mūsų ir kurie renka tą informaciją, kartais nesitikėdami, galbūt nerengdami mokslinių darbų iš to, bet tiesiog bandydami užfiksuoti tas tradicijas, papročius, pasakojimus, dainas, kad ir kas tai bebūtų, pirmiausiai savo ir savo bendruomenį. Tai būtent apie šiuos žmonės mes čia ir kalbam. Ir čia galima matyti, kad toks bendradarbių, archyvo bendradarbių ir bendraminčių būrys susidarė jau gana įvairus ir gausus. Nuo pedagogų, tokių kaip Rytis Tamašauskas, Ona Bleizgienė, Stanislava Stripikienė, iki kultūros sektoriaus darbuotojų, pirmojo tokį įvertinimą gavusio Jauniaus Vyliaus, Martos Juškaitės, Rimos Vitaitės ir jaunos Rasutės Šakienės, taip pat mokslininkų, kurie kartais šalia savo tiesioginio darbo dar renka tą tautosaką, ją fiksuoja ir gabena čia į archyvą, tokių kaip Vytautas Skuodis, Vykintas Vaitkevičius, Rimantas Liužinskas, Lijana Šarkaitė Vilma, taip pat įvairūs kraštotyrininkai, kurie irgi skyrė ypatingą dėmesį tautosakos fiksavimui ir jos įsaugojimui, gabenimui į archyvą. Tai Aldona Kačerauskienė, Romas Kaumietis, Balys Juodzevičius, Edita Kuzavinytė Meškuotienė, Valdas Triužas. Ir, sakykime, tokie žmonės, kurie ir jungia net ir Lietuvą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, rytoj irgi apie tai šiek tiek daugiau kalbėsim, kaip Elena Bradūnaitė. Ir aišku, iki tokių gyvosios tradicijos puoselėtojų Editos Kuzavinytės Meškuotinės ir Romo Norkūno. Tai išvardintas toks gana platus žmonių ratas, turbūt daugeliui nėra, taip žinoma, kiekvieno jų, sakykime, nuveikti darbai, bet neabejoju, kad kiekvienas iš jūsų išgirdot bent vieną kitą žmogų, kurį sutinkate, pasiėmę rankraščius, įsijungę įrašą, skaitydami įvairias publikacijas, ir domėdamėsi tiesiog savo srityje, ką jie yra pasiekę. Ir šiais metais mūsų akis be abejo gręžiasi į Virginijų Kašinską, jeigu leisite familiariai pavadinti archyvo bičiuliu. Ir kodėl mes šiandien apie jūs kalbam, kodėl šiemet kilo pati mintis jūs įvertinti. Tai čia
turbūt šitos toks atvejis, kai mes galim kalbėti, kiek vienas žmogus gali padaryti. Na, kiek gali užfiksuoti, kiek gali įsaugoti, kiek gali, galų gale ir sugaišti to laiko, atrasti tos motivacijos ir įamžinti tai, kas vyksta aplink mus, bet lygiai taip pat ieškoti būdų, kaip tai įsaugoti, nepalikti tik tai savo asmeniniam archyvui. Tai čia dar prieš perleidžiant žodį pačiam Virginijui prisistatyti, norisi pasakyti, kaip jisai papildo mūsų archyvą. Tai pirmiausia, tokie reikšmingiausi turbūt ir pirmieji turbūt prisiminti yra archyvo skyriaus žmonių darbai, tai yra pokario rezistencijos liudininkų vaizdo įrašai. Nes jums teko kalbinti ir Joną Kadžionį Bėdą, ir Andrių Dručkų Kerštą, Bronislavą Juospaitį direktorių. Tai žmonės, kurie jau šiandien nebėra tarp mūsų, bet jų pasakojimai gyvuoja ir kiekvienas tas fiksavimas leidžia mums pažinti tą istoriją. Lygiai taip pat, būtent jūsų dėka, Tautosaugos archyvas pasipildė asmeniniu tautodailininko bendruomenės Šatrijos Romuvos įkūrėjo, Deivės Gabijos pagerbimo šventės ant Šatrijos kalno sumanytojo ir puoselėtojo Adolfo Gedvilo archyvų, kuriame yra virš 100 vaizdo įrašų. Skaičiuojam, kad yra 103 vaizdo įrašai, kurie šiandien yra pasiekiami pas mus. Lygiai taip pat galima matyti ir įvairių tradicijų arba papročių tam tikrą kaitą arba virsmą, nes dalį savo įrašų, dalis tų įrašų tarsi atsikartoja, ta pati šventė, švenčiama kelis metus iš eilės, kas yra būtent labai svarbu užfiksuoti, būtent toj pačioj vietoj, vykstanti šventė, vienais metais, kitais metais ir apčiuopti, kaip ta tradicija pati galėjo keistis. Turime ir 86 vaizdo įrašus iš įvairių folkloro festivalių, tokių labai gerai žinomų kaip Skamba kankliai, bet taip pat yra Tekso lūžė ant Maračių, Kanklės mano rankose, Sutarjėla ir Lietuvos būdmaišių susipūtimas. Tai vėlgi dalis tokių, sakykime, folkloro aktualizavimo aspektų irgi taip pat atsiskleidžia per tai. Lygiai taip pat fiksuojame, kad į archyvą yra perduota lietuviško muzikinio folkloro, tokios gyvavimo tarsi terpės, į mano minėti festivaliai, bet ir šventės. Ir taip pat nemažą kolekcijos dalį sudaro ir asmeninės šventės arba artimųjų šventės, kurios yra lygiai taip pat fiksuotos, tokia kasdienybė. Labai dažnai, turbūt ir mokslininkų toks galvos skausmas ypatingai būna, kai tu susipažįsti su kažkokiu dokumentu, arba matai vaizdo įrašą, ar girdi garso įrašą, ir tu žinai, kad kažkas yra galbūt surežisuota, paruošta iš anksto. Bet ta kasdienybė, jinai dar kitaip gali atsiskleisti, kai tai yra savų žmonių ratas ir tai irgi leidžia mums pažinti. Kaip iš tikrųjų žmonės kokius papročius, kokias tradicijas, kaip aktualizuoja, kaip bendrauja tarpusavy ir panašiai. Ir be kita ko turime ir 17 kino juostų iš 8 ir 90-mečių, kurios būtent ir parodo. Tai taip pat ir skaičiuojam, kad yra daugiau negu 1000 nuotraukų, įvairiausių vėlgi atliepiančių įvairius tautinius ženklus, simbolius, įvairias šventes. Tai kai sakau ir sakiau dienos pradžioje, kad Lietuvių Tautosaugos archyvas yra ir unikalus viena prasme, ir kita prasme keliantis tam tikrų iššūkių tokioj kasdienį veikloj, kad yra įvairaus spektro dokumentai, įvairaus spektro kūriniai, tai yra rankraščiai, ir fotografijos, ir vaizdo, ir garso įrašai. Tai, kaip matot, ir vienas žmogus gali kiekvienai šitai skilčiai pridėti kažką nuo savęs ir tą kolekciją mūsų pildyti. Tai norėtume jums įteikti pirmiausiai padėką. Joje yra rašoma, už ką yra pripažintas šių metų Tautosaugos medaus laureatu. Tai už ženklų Lietuvių Tautosaugos archyvo papildymą, vaizdo ir garso įrašų bei fotografijų kolekcija, kurioje susipina liaudies kūrybos, papročių ir laisvės kovų atmintis. Dėkoju. Tai be abejo, Tautosaugos medus ne veltui tokį vardą yra gavęs, bet labiau aš irgi neapsieisiu. Medus, aišku, yra ir sveikata, bet ir paguoda turbūt ir širdžiai, ir fiziniai sveikatai. Tai taip pat noriu teikti jums medaus korį, kurį paskui pakopinėjus tiesiog. Ir galbūt bus daugiau, jeigu dar daugiau siekti ir įamžinti. Ačiū labai. Ir tai atveria bus nuo Basanavičiaus Aušros laikų, nuo jo bendradarbio, tokias Mataušos Lančiausko ir visų kitų. Ir mūsų institutas yra išleidęs Aušros faksimilinį leidinį, bet mūsų laureatams
Tai būtent ne bet koks rinkinys, bet paauksintas. Žiūriu per langą, labą dieną, aš esu, saulutė už tai. Nu kągi, patekau į pačią man širdy gerbiamiausią įstaigą, Tautosakos institutą, Literatūros Tautosakos institutą, kur aš nei svajojau, nei sapnavau, nei tikėjausi, bet tiesiog kaip ta bitė nešiau į korį medų ir vieną dieną taip įvyko, kad aš atėjau čia ir pasiūliau to medučio kažkiek tai ir taip kiekvieną metą vis atnešu prilinkęs tam tikrą korį jau perduodu į Tautosakos instituto archyvą. Tai kai kartais pagalvoju, ir čia jūs žmonės, kurie tai studijuojat, va šiandien aš atėjau, pakvietė mane ir tikrai džiaugiuosi, įvertinu, labai dėkingas. Ir kada man Irena paskambino, aš sakiau, tikrai nesitikėjau ir čia kaip jausmas iš giedro dangaus, malonus liūdesys. Ir tai, ką darai, mano nuostata yra viena iš pagrindinių. Jeigu mes galim ką padaryti dėl savo šalies, dėl savo kultūros, dėl tėvynės, mes turim padaryti geriausia. Tai va, išeinant iš tos pozicijos, aš gyvenu ir dirbu. Ir tai, kad aš čia tarytum išlindęs, kaip sakau, kai Tautosakos sakė, išlindo kaip pilypas iš kanapių. Tai va, aš čia savotiškai iš tikro taip, bet ta sritis man yra, tai yra sava. Ir pristatysiu trumpai. Gimiau ir augau Žemaitijoje, Šilalės rajone, Prienių kaime gimiau, tai netoli Kaltinėnų, 7 km į Kaltinėnų ir kažkur tiesiai prie laukus, kažkur 4 km iki Poškos Baublių. Ir teko augti Žemaitijoje mokytojų šeimoje. Tai yra kaimo mokytojai, abu tėvai. Ir aš gyvenau pačioje mokykloje, 1 klasė jau iš virtuvės, 2 klasė iš miegamojo. Tokia kaip nacionalizuotas pastatas buvo didelis ir ten mokykla. Ir mokytojų buvo. Taip, vienas iš esminių dalykų, kad mano gyvenimas susidėstė taip, kad aš tapau stebėtojų nuo gimimo. Nes aš gimiau visai kitoj šeimoj, socialiniam sluoksniui kitam, kur buvo tarytum šiokia tokia atskirtis, sakyčiau, nuo supančio kaimo visų gyventojų. Dabar vadinkim valstiečių, tuo metu kolūkiečiai mes vadinom. Ir kada aš išeidavau iš namų ir bendraudavau su kitais kaimo vaikais ir stebėdavau, nueidavau jų sodybas, aš jau buvau tuo metu stebėtojas, aš mačiau visai kitą pasaulį, negu pas manęs namuose. Pas manęs namuose buvo knygos, buvo paveikslų tuo metu, kad ir tie neoriginalai, bet buvo ten įvairūs, pamenu, prie miegamojo lovos mano kapojo šitas paveikslas ir dabar puikiai atsimenu šitą miške bėgantis vilkas, kuris neša karalaitę. Ir toks yra pasaka tokia. Ir man tai, matyt, padarė tokį įspūdį, kad aš nusukau į tą pusę. Tas vilkas mane ir nunešė. Taip, kad visas pažintį ir pagrindinius mitologijos mokslus ir žinias aš gavau kaime iš kaimo vaikų. Tai yra, jeigu mes manom, kad kartais žinias suteikia tėvai, suteikia mokykla, žinias pagrindinę suteikia aplinka, o vaikystėje kaimo vaikai. Nes jie pagrindiniai yra mitologijos pernešėjai, jie fiksuoti iš tėvų. Ir aš gavau mitinės sampratas, mitinius simbolius, tos mitinius personažus iš kaimo vaikų dar, sakykime, iki 10 metų, tame laikotarpyje. Ir kada aš patekdavau į jų sodybas, man buvo visai kitas pasaulis ir aš stebėdavau juos. Tai norint mūsų, kaip aš dabar pristačiau, esu tas iš tų, kur, kaip ir minėjo
yra, kur mes istorijoje turim, kur rinko būna, ir aš pats žinau, ir dabar yra, kurie rinko, kur jau nebėra žmonių, bet aš esu iš tų, kuris pats rinko, kaip aš čia atsiradau, kaip pradėjau vaidinti, ir tai aš turiu tą patirtį, jau galiu savo fiksuoti nuo 10 metų, tai yra 60 metų patirtį. Tai yra, ir kada 10 metų man mama nupirko fotoaparatą, dar foto metu Čeika toksai, tai aš ką pirmiausia nuėjau, aš fotografavau kapines aplinkui. Tuo metu jau gyvenome Kirčiškėje, šalia miestelis, jau buvo mokykla persikėlę. Tai aplinkui vėjas kapines, tai nefotografavau vaikus ten, ar ten žaidžiančius ar ką, mane tai nedomino, nuėjau kapines. Kada įsigijau kino kamerą 72 metais, 15-16 metų, tai nuėjau išfilmavau tas pačias kapines. Ir filmai yra po šį dieną, ir tas nuotraukas yra. Ir tai yra mane kažkaip, taip to nejausdamas, aš koplytėlės visas fotografavau, mane tai traukė, mane tai domino, man tai buvo tikrai ir įdomu. Ir bendraujant su vaikais, visada aš, ar su žmonėm bendraudamas, aš visada girdėdavau, ką jie kalba. Tai yra, kaip aš vėliau supratau po daug metų, jeigu tu tampi stebėtoju, tu tada gali pradėti fiksuoti. Tu negali gyventi viduje. Kada gyveni viduje, tu šito nieko nematai, negirdi. Jeigu tu išeini iš vidaus, iš tautos, tos dvasios pozicijos, kaip traukinys važiuoja. Traukinys važiuoja pro šalį, jeigu tu jame važiuoja, tu nejauti nieko. Bet išeini iš traukinio ir matai tą judantį traukinį, tą kultūrą mūsų, tą dvasinę kultūrą. Ir man tai pavyko išeiti. O tas išėjimas, kaip sakau, todėl kad socialinis sluoksnis kitas buvo, man jau iš karto atskirti gavau požiūrį tą. Tai taip, kad tas išėjimas leido man padėti pastebėti. Turėjau visada trauką vyresniam žmonėm. Labai daug bendraudavau su vyresniam. Man tiesiog vyresniai man visas dėmesį skirdavo, bet aš visada jau vyresnis žmogus kalbėdavau, aš visada klausydavau, buvo įdomu, nes senoliai pagrindė išminti visą savo, jie ir perduoda tą išmintį, yra pagrindiniai sargai. Taip, kad ir mano paties seneliai abu ir tiek, kiek papasakodavo, tiek, kiek aš supratau, manęs niekas neapmokė, nors mama jo kraštotyra domėsiu, aš matydavau visada tokia žalia knygutė, nes svarbu būdavo kraštotyros tyrimai. Tai visais laikais, tokia labai nedidelė plona knygutė, tai aš jau tą knygutę esu keletą kartų pavartęs, bet nemaniau, kad tai aš užsiimsiu rimtai. Ir vėliau, kada vis nufilmuodavau, o kadangi fotografavau, tai buvo taip, kad giminiai, kaime, artimieji, tų fotografuojančių nebuvo. Tai vestuvės, laidotuvės, metinės, ar taip koks tai renginys, nu prašo mane. O aš kaip vaikas iš pradžių, paskui paauglys buvau, aš visada mielai iš fotoaparato. Ir kada pradėjau stebėti šitą mūsų supantį pasaulį per fotoaparato šitą, vėliau per kameros fotoaparato, tada tu atsistoji dar kartą tarp stebėti, atsistoji visai kitam pasaulyje ir tu pradedi stebėti jau visai kitomis akimis. Tai yra, neįdavau aš kaip mūsų istorijos tautos pasirinkėjai ateina, kalbina močiutė, gal ką nors papasakos, užrašysiu. Aš jau tuo metu pasirinkau fotografiją, kino juostos, begarsio kino juostos, tuo metu 8 mm, paskui 16 mm, paskutinę kino juostą 16 nufilmavau, tai mūsų atvykęs čia, kada buvo Baltijos kelias Vilniuje prie Seimo ir ant Gedimino kalno. Ir kamera tą padėjau, nes pamačiau, kad japonai stovėjo tokia mažytė, naujo, o pas manęs didelė ir kaip traktorių paleido, tai visi japonai žiūrėjo, kokį čia tankų važiuoju, nes ta kamera sukosi mano. Taip aš ją grįžęs padėjau ir ilgą laiką neturėjau, nes neleido, nebuvo galimybės ekonominės, nes tos kameros vėliau, kurios nešėjos ant pečių video, labai brangios, yra čia eiliniam žmonėm neįkandamos. Tai kada atėjo technologija, kaip sakant, tos kameros atsirado mini DVD, aš vėl ją įsigijau ir tada vėl paleidau šitą kryptingai, labai sistemiškai ir kryptingai pradėjau dirbti. Taip kad šitas rinkimas, mano pasirinkau kelią tokį.
fotografijos, skaidrės, tai aš dar Tautosakos institutui galiu kaip ir atnešiau kažkiek tai parodžiau tas skaidrės, kai kurias jūs nusikopijavot, bet aš dar susitarsiu su savo dukterim ir aš manau, kad pas manis yra daug skaidrių, čia ne 1000 ir galvoju, kad tą archyvą reikia atnešti jums dėl to, nes o jau paskui jau jūs ten, tas archyvas mano didelis, aš jau, jeigu ką paliksiu, tai paliksiu jūsų institucijai. Tai jūs turėsit jau tikrai dublį, o apie tai reikia galvoti, turint savo amžių. Tai kaip man būdavo 10-20, kada kalbėdavau su savo amžiaus 70-mečiais, jie man atrodė senoliai, bet dabar aš, kada kalbu su Kadžioniu, kurio nesenai buvau nuvažiavęs mūsų paskutiniu partizanu, kuris gyvas yra, ir pavyko man televiziją vieną prikalbinti, nuvežiau, dar jį nufilmavo, jam 98, tai aš ten jaučiuosi jaunuolis labai šalia jo. Ir su jo fenomenale atmintim, ir su jo iškalba, ir šią vasarą dar kartą nufilmavau jį, filmavo televiziją, lygiagrečiai dar kartą nufilmavau. Ten galima tokius žmonės, kai kurios, kaip jūs gerai pastebėjote, tą patį renginį, tą patį žmogų, kas kiek tai laiko vis filmuoti, jis pateikia tą medžiagą. Ir kada jo žmonės prabyla, tai labai greit supratau, jokių būdų jo negalima stabdyti. Sustabdė mintis pabėgo, jis iš viso, jis nesugrįžta, tai neįmanoma. Jeigu jau po kameros jau leidžia, ta, kaip sakė, juostelė nesibaigia, tai kaip pastatai, jeigu prabyla, jau prabyla. Negalima išjungti kameros anksčiau laiko, kada visi pasakė baigė. Po išjungimo prasideda tokie momentai, kurių neįmanoma pakartoti, belieka tik nagus griautis. Aš tai ne vieną kartą taip turėjau ir kada aš man pokario aš vėlai pradėjau, čia reikia maždaug šitos dalykus jau fiksuoti taip, kaip aš jau užsiėmiau nuo 90 metų, kada buvo pilna mūsų tremtinių ir pokario kovų, mūsų laisvės kovų kovotojų, bet aš jau kiek spėjau juos laisvės kovų kovotojus, kada susipažinau su Kadžioniu, jis mane pervežė per visus draugus, tiesiog su juo sėdom ir važiuodom per visą Lietuvą. Ir kada jis kalba mašinoje, aš visą laiką arba savo mobilų padedu, diktofonus turėdavau, padedu diktofonų mašiną, pastebėt, kai kurie mašinos variklis lūžė ir jis kalba. Nes kito būdo nėra paimti tos medžiagos. Visiems galima ją atsirinkti paskui tą garsą. Yra ir programos tokios, kur numeta tas trukdis. Tai va taip, kad ir kada aš jau 80 metus mūsų partizanus, jis dabar Kadžionis vienintelis gyvas tikras partizanas, vienintelis liko. Čia Seime, kurios apdovanojo 6, jis dabar 7, tada jis dabar vienintelis. Ir paskui ryšininkai liko, tie ryšininkai, tos ryšininkus ne vienas, jie būna nufilmuoja ryšininką po 3 mėnesių nėra. Ir yra tai, kad Lovčiką nufilmavau, aš atskirus tokius, paskui Lovčikas Klemensas, kuris surinko Kinos muziejų. Tai aš jums, kaip čia, tos institutai atiduoda visą mano montuotą medžiagą, bet montuotą, žinote, palai, ten atvarkai, ten subjektyvus momentas įveda, bet duoda tą visą šviežią originalų medžiagą, kuri jau ten yra pati aukso vertėlėje. Tai šitą. Tai dabar to muziejaus jau pastatas yra, turinio nebėra, jis išmontuotas, išplaškytas tas turinys, o mes turim tos įrašus, kur kiekvieną daiktą žmogus pakėlė, kiekvieną pasakė, kaip naudojama, jis jau šiandien šios medžiagos negalėtume paimti. Ir taip, kad kada susitinki su partizanais, kada jam 90 metų, žinokit, jis sako tiesą. Mūsų žiauri istorija, bet ją reikia žinoti. Bet ją žinoti nebūtina mums dabar. Tai, ką atnešiau, tai yra tom kartom, kurios bus dar po 10, po 20 metų. Nes mūsų karta dar yra, turi tą, sakykime, asmeninį subjektyvų požiūrį, kur mes įvertinsim tą labai subjektyviai. Jie mini pavardės, kurios dabar aktyviai veikia kažkada, tai kažkur tai tos vertės pagrinde bus suprastos, sakykime, dar po 30 metų. 50 metų, kada galėsim objektyviai pažiūrėti į vieną pusę, į kairę, į dešinę, į vidurį, kas buvo.
Aš, pavyzdžiui, kaimyno mano bendramžis, jis jau sirgo sunkiai. Tiesiog nuėjau pas jį, sakau, Aliau, aš noriu rašyti tavo, mes prie senelės sodybos, ten vaikystėje kartu po sodą bėgėm, sakau, aš noriu išrašyti tavo savo giminės savo istoriją. Tėvas, telefoną, be kameras, jis viską papasakojo savo giminės istoriją, visą kitą, įrašiau tos garsiai viršus, kuriuos jums atnešiau. Ir jis pasakė, ką, sako, taigi tavo mama nešė partizanam maistą. Visa giminė tylėjo, niekas neprasitarė. Ir viena mamos sesuo, dabar yra 90, aš jai skambinu ir klausiu, tai ko jūs tylėjote? Jis sako, tai čia nieko reikšmingo. Tai tas nieko reikšmingo yra esminiai dalykai šitie tokie, ką mes surinkam, ką mes turim, ką mes suprantam, kada tėvai negalėjo pasakyti atvirai. Ir dabar mes turim visokius dalykus besidedančius, bet dabar, kada fiksuoji, nebūtinai turi tą įamžindamas, nebūtinai turi šitos dalykus priimti asmeniškai. Tiesiog ateini, kaip sakant, kaip tas stebėtojas labai objektyviai apeini šitą pateikėją, priimi jo medžiagą ir nesverdamas jo, nei taip, nei svarstydamas jos vertės, tiesiog manai, kad vis dėlto reikia šitą išsaugoti ir atnešu jum. Ir net yra tie buitiniai dalykai, aš kada buvau 72 metais, kada jau filmuot pradėjau, tai galvoju, kas čia tokio, nieko reikšmingo nėra aplinkui, tai tu papilmuoji tam laidotuves kokias. Šitą, tai prieš 50 metų kokias laidotas vyksta, dabar mes nematom tokių. Dabar, kada nunešiau kino archyvą, nacionalinį kino archyvą, tai jie ten irgi atsirinko nemažai tų juostų ir va pas jūs atnešiau likusius. Tai taip, kad ir šiandien, ką atrodo mums visiškai nereikšminga, neturintis nei folklorinės prasmės, nei kitos prasmės, iš tikrųjų pasirodys, kad tai didelės vertės. Ir tas, aišku, visko surinkti neįmanoma, o ėmiausi dėl to, todėl, kad pamačiau, kad papuola. Tai skyriau laiko lygiagrečiai savo kūrybos ir darbo, pamačiau, kad prapuola. Praktiškai tokių kaip aš, kurie filmuojam, tai turėjo būti dirbti, jeigu būtų leidusios galimybės, bent kokį 10 tokių, kurie filmuojam, operatorių vadinamų. Ir tokie turėtų 50 montuotojų būti, nes paprastai, kada nufilmuoji per dieną 2 nufilmuoju, o reikia montuoti mėnesio ir daugiau laiko, nes montažas užima žymiai daugiau laiko. Taip, kad aš ką turiu sumontavęs, įkūriau Tautosakos vartų svetainę. Ir Tautosakos vartų svetainėje pradėjau dėti šitą visą filmuotą medžiagą sumontuotą. Nieko nėra žalio, viskas yra tvarkingai, su titrais užrašais, visa dokumentika. Ir kaip parašiau, nuo vaikų darželio iki disertacijos medžiaga. Tai yra dokumentinė medžiaga, kur maksimaliai objektyviai stengtasi pateikti, be interpretacijų. Ir kada žmonės žiūri tos Gabrielio šventę, mato, aš stengiuosi apeiga kokia, kaip tai vyksta, kur padėta, kokie šičia, kokie, kas, kur galima spręsti jau visas tas struktūras. Pavyko nufilmuoti Trinkūną. Mes šiandien Trinkūną neturėtume vaizdo įrašų. Yra 18 dalių Trinkūnas. Tai irgi man kažkaip likimo dovana buvo. Aš ten gavau ištisą mokyklą, ištisą samprą, ištisą mūsų tautos istoriją, mūsų tautos dvasinę istoriją. Tai kad bendrauji su tokiais žmonėm, tai yra pačiam asmeninė mokykla kartu yra. Tai ir buvo toks atvejas, aš taip truputį mintį šoką, kad mes nejaučiam savo svarbos ir kultūros tos dvasinių gelmių, kitą kartą, nes juose, kaip tam ežere, žuvis nesuvokia vandens, nes jinai vandenyje gyvena. Jis suvokia vandenį iš vandens iššokus, kad tai į vandenį. Taip ir mes savo kultūrą pradam suvokti, jeigu mes sugebam atsitraukti ir dažnai emigracijai mūsų tautiečiai išvyksta, po kiek laiko jie suvokia savo kultūrinę tapatybę ir jie turi daug širdies skausmų, kai kurie. Taip, šičia buvo toks atvejas man, kada po armijos grįžau, aš tarmės niekaip, lietuvių kalbos tarmės nesupratau,
kur čia, kaip sako, šuo pakastas yra tose tarmėse. Nes nueidavau iki Kaltinų 7 kilometrai. Jau aš girdėdavau kitą tarmę. Kas 10 kilometrų, 7 kilometrų, kalniškiai jau kitaip kalbėjo negu mūsų kaime. Dabar atvažiuoja iš laukos, tai iš viso užsienis. Laukuviškiai kalba. Nu tai taip tokia galvoju, mokykloje Skodiliai, paskui mokiausi, nuo 5 klasės Skodiliai, lietuvių kalbos mokytoja ateina, ji bendrinę kalbą kalba, per pertrauką rangatvos sutikus kalba su manim vietiniu tarme. Aš vėl nesujungdavau, 10 metų pilgavau, kas čia dedas, aš čia nesujungdavau, man taip ir taip, ir nebuvo kas paaiškino. Nei lietuvių kalbos mokytoja nepaaiškino, nei ką. Ir paėmus, kada grįžau, ilgai namuose nebuvau buvęs, mama jau nusprendė pasiilgo ar pasidomėti, kaip aš laikausi, paskambino man į Kauną po 2 ar 3 mėnesių. Ir aš paėmiau telefoną, išgirdžiu jos balsą, atitraukiau ir netikiu savo ausim. Vėl pridėjau ragelį, vėl netikiu savo ausim. Įsivaizduoju, tada pirmą kartą išgirdau, kad ji kalba tarmiškai. Negirdėjau. Patikėkit, negirdėjau. Pirmą kartą, aš galvoju, nejaukiai jinai, vėl pridėjau. Girdžiu, žemaitiškai, tarmiškai kalbančią. Namuose patvažiuoju negirdėti. Pats persijungi po kiek laiko negirdėti. Tai vat su ta kultūra mūsų, kurią mes renkam, mes kartais jos negirdim, nematom, nejaučiam, mes verdame tame ir jeigu pavyksta kažkam tai iš tų rinkėjų atsitraukti iš šono, pamatyti tą, kas mes esame, tai vat pavyksta tada ir užfiksuoti šitus dalykus. Ir tie tada, kurie tai renka, jau jie yra išėję iš to, atsitraukę, sakykime, jie sugeba matyti iš šono. Vaikystėje teko, tai turėjo įtakos, kada ateina užgavai, persijungiai į kiemą tau, vartosi ten visi, su kaukėm į kambarį ateina ir ateina žmonės tos, nereikėjo Rumšiškės važiuoti, kaip sakant, kad visą tai pamatyti, paskui arba pas babą esant, žiūrim, va toks laikas užduo, vėliau jau toks kvotas šitą ir per langą, matom, ateina ubagas ir šitą. Baba tik tais pamatė per langą, greitai skreitė, pasišluostė už peilio ir nuėjo. Ateina lašinių gabalas atjautas, duonos atjauta. Jisai įėjo, man dabar akis sustojo. Jis įėjo, atsistojo ir taip su termukė stojo, be žodžių. Todėl prisiminiau, kad girdėjau apie ubagų kalbą. Jis stojo be žodžių taip ir baba dėjus prie jo, sudėjo tą maišą jam įdėjo. Ir jisai nieko nepasakęs, nei ačiū, nei viso gero, jis vėl apsuko ir išėjo. O anksčiau man jau neteko, mano mama sakė, kad jie ateidavo vėlai, būdavo specialus suolas toksai ir ant to suolo miegodavo. Specialiai buvo suolas. Ir ten duodavo. Taigi mūsų senųjų papročių šitų saugotojai, jie išėjo ubagais daug kas. Jie ten stota gerbė ir žinojo, kas tai yra, koks sluoksnis socialinis tenai. Mūsų knygnešius, kurios ubagais atrodantis tarpukėse nešė knygas, su tauta turi labai gilią kultūrą. Jie yra antiek gili, antiek sena, antiek yra turininga. Aš savo kūryboje irgi taip, aš vėliau, kada nueisim prie arbatos, padėliosiu čia savo medžiagos tenai viršui, bus kažkas ir atmintinę paimsit, gal bus tokie atsiminimai. Ir šitą visą tai aprėpti neįmanoma. Ir jeigu aš netikrai paklausiau Tautosakos instituto, kiek darbuotojų dirbo, apie 100, sakė, aš gal su trupučiu, čia turėtų dirbti pagal mane bent 500. Ir to valstybė tikrai pinigų yra, ir jų yra tiek daug, kad jų užtektis ir čia. Tik tais mums čia reikia susiprasti ir kartu, sakyčiau, net valstybės lygiu, tam dėmesį skirti, nes tai, ką saugo šis Tautosakos institutas, tai mūsų tapatybė. Jeigu per karus sugriuoja mūsų pastatus, atstatys, bet jeigu sugriausim savo turinį šitą, neatsistatys. Taip, kad aš linkiu mums išlikti, ir tauta yra gyvybinga. Kaip vienas man tremtinys sakė, gyvybė žmogaus yra labai giliai paslėpta. Taip, aš manau, kad mūsų ir tautos gyvybė yra labai giliai paslėpta ir dar galiu pridėti, kad tauta turi atmintį.
kas galvoja, kad tauta ką pamiršta, to nėra. Čia tik iliuzija tokia. Tauta atsimena viską iki detalių. Taip, kad žinokim tą, supraskim, kad ir tauta mūsų visą istoriją žino puikiai ir už tai, kad tauta turi puikią atmintį. Ir dabar dar vienas pastebėjimas toks, kad tauta, norėdama atminti, aš mačiau tokius vaizdinius, kada tauta, mes kalbam apie mitologiją, kas mitologinis mąstymas, čia mitologiniai simboliai ir panašiai, jų liaudės dainos yra mitologizuojami įvykiai. Ir man teko matyti, kada tarybinio periodo laikotarpis jau yra mitologizuojamas. Tai yra, kada tauta supakuoja mitinę, kaip Sizipas, kaip paėlė, suzipuoja į mitinę struktūrą ir padeda į istoriją. Nes kitaip mums išsaugoti neina. Tai aš supratau tada, iš kur pas mus mitologiškos pasakos visą tai, tai yra mūsų istorija sutraukta, sukoncentruota iki tam tikro pailo vadinkim. Tai dar sykį ačiū, tikrai nuostabus darbas darot, labai džiaugiuosi, o aš jau kiek pajėgiu.